Labą dieną. Šiandien ir vėl norime Jūs pakviesti praleisti su mumis valandėlę. Svečiuose šiandien su mumis Robertas. Tai man toks sąmoningas vyras, kuris randa balansą tarp materialaus ir dvasinio pasaulio. Tai tas vyras, kuris turi verslus, turi vaikus, kuris veda ekstatinius šokius ir geba žmones patraukti į tokią laisvės būseną, kuris rodo savo pavyzdžiu, kad gali būti laisvas. Nebūtina būti moterim, kad galėtum šokti, kad galėtum šėlti. Vyras taip pat gali būti laisvas, suktis šokio sūkury, juoktis, džiaugti, reikšti savo emocijas. Tai šiandien mes su Miranda kalbinsime Robertą. Labas Robertai, labas Miranda. Sakyk, Robertai, papasakok daugiau apie save. Ką tu veiki gyvenime, kas tau svarbu? Sveiki gyvi visi. Kaip tai pristatė, pačiaunė. Toks malonus savęs pažinimas per tave. Aš neseniai tik grįžau iš festivalio muzikos ir tantros. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, kas manyje, sakykime, naujai atsiskleidė, tai va būtent gebėjimas būti ir palaikyti erdvę kitiems, kad jie galėtų save išreikšti, pasidalinti savo vidiniu pasauliu. Tai va, ta nauja kokybė, kurią aš patyriau savyje per šitą festivalį, man toks buvo naujas postūmis, kad galiu dar ir taip veikti. Tai kaip minėjai, mano pagrindinės labiausiai mane įkvepiantis, užkrečiantis dalykas, tai yra šokiai, ekstatiniai ypač, kur mes galim patirti visišką savęs laisvę. Tai ta savęs laisvė dažnai yra apribota savo protu. O kaip tu juos radai? Gal įvyko gyvenime kažkoks tai įvykis ar kas, kaip tu radai tą savo laisvę? Nes dauguma vyrų tai, žinai, konkretus, rimti, verslas, viskas, jokie šokiai, jokie jausmai, nieko, supranti, pasineria absoliučiai tą materialų pasaulį, dvasinio pasaulio mažai, arba kaip tik neria į tą dvasinį pasaulį ir pamiršta, kas savo atsakomybę, savo viską. Tai pirmas klausimas būtų, kaip tu galbūt radai tą savo balansą ir paskui kas buvo tas dalykas, kuris tave galbūt privedė prie tos laisvės, prie tų šokių. Iš karto du klausimai, sorry. Gilyn iš karto. Oi, čia toks įdomus procesas man buvo. Negaliu sakyti, kad aš tokioj laisvėj buvau visą gyvenimą, arba buvau paauglystėj tam tikroj laisvėj, kuri po to buvo aplinkos suformuota, suspausta, taip sakant, kad tai nepriimtina ir nustumta į šoną. Ir prieš 4 metus, galbūt 4-5 metus, aš pradėjau važiuoti į festivalius, o ten natūraliai tokių laisvesnių žmonių kompanijoje pradėjau jausti ir savyje didesnę laisvę reikštis. Tai siausti po visą šokio aikštelę, su kažkuo kitu interactant per judesį, per žaismą. Ir tas pradinis etapas buvo toks gan kuklus, nežymus, bet su kiekvienu festivaliu, su kiekvienu retrytu, su kiekvienu ekstatiniu šokiu, vis po mažą sluoksniuką tokį nusilupu nuo savęs ir tada leidžiu dar daugiau, ir dar daugiau, ir dar daugiau. Ir tai, atrodo, tai kiek galima čia save išlupinėti kaip svogūną, bet susluoksni ten tiek daug ir po to vis subtilesnių, kur pastebiu, kur aš sau neleidžiu daryti taip, neleidžiu būti taip. Aš turėjau labai žemą savivertę. Labai ieškojau patvirtinimo iš išorės, kad gražiai šoku, kad gražiai atrodau, kad tenais, dar kažką gerai darau, kad
iš išorės patvirtinimas man būtų ir tada, pakyla, aš galiu daryti kažką tai. Tai čia dauguma mūsų, dauguma. Pradžioj, kažkada kelio pradžioj dauguma. Arba iš vis tada aš karalius, karalienė ir jau iš tikrųjų savivertė labai žema. Tai Taip, tada taip. tuo slėpėsi irgi. Mhm. Bet kai vat įeidavo į tą autentiškumą, kada mes tą pasiekiam? Užsimerkiam, pasaulio nebeegzistuoja, mes savo viduje, mes geriausi šokėjai, mes geriausi verslininkai, geriausi tėvai ir taip toliau, geriausi. Ir mes galim tada pilnai save išreikšti. Užsimerki savo pasaulyje, tu esi geriausias. Atsimerki, stebi, kaip tave vertina. Man pasisekė. Aš dabar tai turiu klausimą. Dauguma žmonių žino jūsų rate, kas yra ekstatiniai šokiai, bet daug žmonių ir nežino, kas tai yra, ką tai duoda žmogui. Kada reikia ateiti tenai? Ateiti reikia kiekvieną kartą, kai tik jis pasitaiko aplinkoj. Nes ekstatiniai šokiai tai yra kelionė per savo vidinį pasaulį. Ir vienas iš pagrindinių elementų, ką supaprastina visą veiksmą, kad tau nereikia žinoti jokių žingsnelių. Nereikia derintis prie ritmo. Nereikia derintis prie kito šokio. Nereikia laukti, kol kažkas tave pakvies į šokio aikštelę. Reikia vieną dalyko, tik tai leisti savo pradėti judėti. Ritmas tave judina, leisk klubams siūbuoti, rankom kilti viršų. Ateisiu, gerai, aš ateisiu, aš paprasta moteris, nieko apie tai nežinau. Man norisi kažko ieško, ateisiu, aš pajudėsiu ir kas man iš to bus. Jeigu iš proto žvelgiant, tarsi niekas nebus, nes, koks skirtumas, aš namie judu, išorėje judu, iš kur tai šokio aikštelė judu. Didelis pokytis neįvyks toks radikalus, bet formuosis nauji neuronų tinklai, grius seni kažkokie tai mąstymo šablonai, pamatysi kažką tai naujo, patirsi kažką tai naujo. Ir ta nauja kelionė prasidėjusi šokio aikštelėje persikelia po to į kasdienybę. Tu kažkokioj įprastoj savo veikloj pradėsi elgtis kitaip, atrasti kitokį būdą, kaip veikti. Visas principas ir visa idėja ekstatinių šokių yra būtent pastebėti savyje, savo kūne, sustingusias zonas, rankos juda tik tais taip, ne kitaip. Dubuo tarsi fiksuotas, pilvas negali išsiraityti, kaip matai, kad kiti gali išsiraityti. Tas pastebėjimas leidžia pirmiausia save pajausti, kad aš negaliu, o tada prasideda kelionė. O kodėl negaliu? Kokios mintis mane stabdo? Kokios kitų žmonių replikos, pasakymai į mane įstrigę ir mane stabdo? Ir kiekvieną tą detalę vis pastebėjus, pralukštenus, išsilaisvinus iš to, atsiranda tiek daug laisvės, energijos, džiaugsmo, pilnatvės, savirealizacijos. Ir tai tiesiog kaip banga nuraibuliuoja visas kitas gyvenimo sferas. Ar galima sakyti, ar galima sakyti, kad tie ekstatiniai šokiai, kai tu šoki užsimerkęs ir muzikai leidi kūnui judėti, tau suteikia ir šiek tiek vidiniais laisvės, tu jau leidi savo. Tai yra pirmas žingsnis link leidimo savo, ar galima taip sakyti? Galima taip sakyti. Ir gali šokti užsimerkęs, įsibėgėti, sakykime, užsimerkęs. Ir pratęsti tą kelionę atsimerkęs. Nes mes labai daug informacijos priimam per akis. Jeigu mes pradedam kelionę užsimerkę, mes žymiai labiau jaučiam savo kūną, savo energijos tėkmę kūne, pastebim labiau garsus, užuodžiam kvapus, vėjo dvelksmą. Mūsų akys uždengtos mums sukuria visai
stipriai aštresnį pojūtį savyje. Taip, mes Ir labiau kai į mes vidų nueinam, ar ne? Taip. Ir kai mes tame išsijudiname savo viduje, jau atsimerkus, mes į aplinką iš tos inercijos galim plaukti savo vidinę jėgą. Nes jeigu pradedi atsimerkęs, tu vis išorinius dirgiklius Ne, priimi, tai tu, jeigu, bet ypač savo jeigu tu, kūno aš taip nepakreipti. įsivaizduoju, jeigu tu nepatyręs, aš įsivaizduoju, ar ne, tai tu dar žiūrėsi į mane, kiti žiūri, aš gal netaip judu, gali būti ir tas, jeigu tu patyręs laisvas, tai viskas gerai, bet, žmonių visokiuose etapuose ateina, ar ne? Taip. Ir Karina žmonės kažką norėjo dalinasi klausti. apie savo pirmas patirtis, kaip jie ateina šokti ir stebi, kaip kiti laisvai šoka, save įsivertina kažkaip. Bet tokia kelionė, per tą patyrimą perlipdami savo ir patirdami save kitaip, jie pajaučia, kiek daug vidinės laisvės atsiranda ir tada nori ateiti sekantį kartą. Žiūrėk, po 3, 4, 5 kartų jie taip pat laisvai jau plaukia per aikštelę, su kitais šoka. Nes, tas džiaugsmas multiplikuojasi. Vis, kuo mūsų daugiau, to fainiau Taip, pats veiks. be abejo. Karina, Aš norėjai tu norėjau kažką tik klausti? Jo, aš norėjau neklausti, aš norėjau tik atliepti nepamenu, prieš keletą metų Airijoje buvau vienam renginy ir pradėjo labai stipriai lyti. Ir mes ten šokam, kvailiavom, tenai per tą lietų. Aš tenai draskiaus, kai išpratėjęs, aš atsimenu, man taip faina buvo. Ir nebuvo taip šalta kaip Airijai. Ir po kelių dienų gavau žinutę. Ir kai buvo įdomu, vieną tokį vaikiną žiūrėjau, galvojau, kaip laisvas, kaip jisai šoka, jisai užveda, galvojau, wow. Ir po kelių dienų man parašo labas, sako, aš tave stebėjau ir sako, pats pradėjau šokti. Aš daug metų nešokau, nieko nedariau ir tave žiūrėdamas pradėjau šokti. Sakau, geras, o aš žiūrėjau tave, galvojau, koks tu laisvas. Ir jisai man sakė, kad pradėjo vėl kurti, buvo toks įkvėptas ir panašiai. Tai ką norėjau pasakyti, kad kartais mes galime ateiti į tos šokius nedrąsus, be patirties, nežinodami, ką daryti, bet galime būti įkvėpti kitų. Ir tai būna iš tikrųjų. Taip, kad tiesiog noriu pakviesti, žinau, kad Robertas vėl organizuos renginius, jie vyksta Klaipėdoje. Ir noriu pakviesti būti drąsiems, ateiti, nereikia jokios patirties, nieko. Jeigu patys savęs neįkvėps, tai įkvėps Robertas, gal kitas vyras, gal kita moteris. Ir tiesiog pajudėsite, pašoksite, leisite savo. Kas atsimerkia, galima ant žemės, tai yra ant kopų, tiesiog ant smėlio atsisėdus, pradėti judėti lengvai rankomis, ar ne? Nereikia nieko daug, šiek tiek. Pirmas žingsnis yra nueiti. Nueiti ten, klausytis, stebėti ir prisijungti. Tiek tai reikia, ar ne, Robertai? Tikrai taip, ir kai tu dalinaisi, prisimenu, kad mes iš esmės visi turim labai gerą patirtį, mes visi mokam šokti. Nes, aš nesu matęs nešokančių vaikų. Mes visi kvailiodavom, šokdavom, kaip mokėjom, kaip norėjom, tą savo laisvę turėjom, tik tais, vaikystės, paauglystės eigoj kažkur kažkas tai kažką pasakė, mums įstrigo, mes tada save įsivertinom, nebeleidom ir viskas taip žemyn nuslapsta. Tai mes kiekvienas galim, mokam šokti. Tiesiog sukurti savo galimybę tai patirti vėl. Tiesiog sukurt galimybę, aš pridėsiu dar save išlaisvinti ir suras lukštą po lukšto, kaip sako Robertas. Mes su Robertu kalbėjom prieš pradedant įrašą, kokią žinutę norėtų pasakyti žmonėm ir kokią jam aktualiausią temą. Tai turbūt ekstatiniai šokiai yra ne vienintelis tavo savęs paieškos būdas, Robertai. Tikrai ne, čia vienas iš daugelio. Kas tau padeda sujungti, kaip sakė Karina, materiją ir išlaikyti save ir dvasingumą? Nes, kaip ir minėjau, Karina, aš dar noriu pasikartot, yra labai baisu, kai žmogus nieko nemato ir tampa zombiu darydamas vien tik verslą, bet dar baisiau yra, kai vyras tampa vien tik dvasiniu ir jisai nepadaro jokio veiksmo.
nekalbu apie mokytojus, kurie daro, kurie ten mokina ir tikrai rimti žmonės, bet kai jis galvoja, kad jisai medituos ir šaka nukris ant žemės ir pamaitins jo vaikus, tai man irgi yra baisu. Tai aš manau, kad tavo paieškos tos vidinės, va tau ir padeda, kas tai yra tau, savęs pažinimas ir ką tu darai. Aš išbandžiau labai daug dalykų. Labiau einu per protą, ne per pojūtį. Ir tyrinėju įvairius įrankius, kaip veidoskaita, human designas, yra genetiniai kodai. Šį savaitgalį susipažinau su daoizmo kultūroje esančiais, sakykime, savęs apibūdinimo metodais per 5 elementus. Tai jie irgi atskleidė tam tikrų aspektų, kaip aš veikiu ir kaip aš galėčiau save subalansuoti, dar būt geresniam balansui. Tai vienas iš man tokių stipriausių įrankių, kas man labai padėjo save išsigryninti ir mano aplinkoje žmonės, kurie to vadovaujasi, irgi jų gyvenimai labai pakito, tai būtent savęs supratimas per human design sistemą. Mes kiekvienas esam unikalūs. Ir aš, sakykime, esu generatorius. Ir aš nuolatos turiu energijos daryti kažką tai. Ir kuo aš labiau save toj terpėje įgalinu, tuo aš daugiau nuveikiu, bet ir tos energijos yra. Esminis dalykas atpažinti, į kurį projektą įsitraukti. Nes, sakykime, lendant gilyn į šitą temą, mano vidinis atsakas eina per sakralinį centrą, maždaug gut feeling. Tai jeigu kažkas pasiūlo, vat jūs pasiūlėt, darom podcastą. Yra energijos, važiuojam, darom. Mano to kaupiasi, generuojasi energijos ir aš tą darau, aš būnu kaip tik dar pakrautas dvigubai energijos po to į kitus veiksmus daro. Ir jeigu kažkas pasiūlo kokį nors variantą, savaitgalį festivalį, vienas iš draugų sako, darom renginį kartu, klausausi iš jo ir viduje toks tuščia, jokio atsako. Nepatogu sakyti, draugas siūlo, žinai, man šiuo metu nerezonuoja tai. Aš galėčiau daryti, skirti tam daug energijos, pušinti, bet iš to nesigautų kažkas tai super gero. Jau iš asmeninės patirties kalbu, kai nėra vidinės energijos į kažką tai atsišaukti man, aš tą galiu daryti, bet gaunasi toks labai didelis išsekimas. Ir to pasiekoje pats galutinis rezultatas būna toks, nedžiugintis, sakykime. Jo, geras dalykas. Palauk, truputėlį noriu pastebėjau. Irgi vieną dalyką, kad Robertas sakė, kad eina labiau iš proto, bet tu kalbu kiausiai klausai ir vidaus savo. Aš mokaus. Ką tik patvirtinai. Taip, nes kiekvienam tas veikimo modelis yra unikalus ir čia labai rekomenduočiau save patyrinėti per Human Design sistemą. Yra nemokamų įrankių, yra Lietuvoje, kas konsultuoja, yra užsieniečių konsultantų. Tai tarsi sudėlioja į lentynėlės, kaip tu turėtum veikti, kada tu turėtum veikti, suvokti savo vidinį pasaulį, kaip tu reaguoji, per ką tu veiki, kaip tu mastai, kokios tavo emocijos vyroja, plaukia ir kaip tu per tą emocinį savo foną gali veikti. Tai vienas iš nuostabiausių įrankių, ką aš atradęs savo, prijungiant veidoskaitą, pridedami kažkokie kiti aspektai, o dar toliau iš daoizmo filosofijos per jų savianalizės modelius galima dar kitus aspektus pridėti.
man tai smalsu, įdomu, aš tą tyrinėju, lipdau save ir kiekvienam sutiktam žmogui, su kuria bendraujam, pradedam lys gilin, koks jis iš esmės yra nuo gimimo momento ir kaip jis gali veikti. Nes mes dažnai veikiam ne pagal savo natūralų prigimtinį modelį, o kaip aplinka mus kondicionuoja, ta prasme, kaip formuoja. Ir labai svarbu suvokti, kokia sąveika yra tarp manęs ir greta esančio, kaip greta esantis žmogus gali mane paveikti. Ir ar tai yra natūralu man, ar tai yra natūralu jam. Nes jam atsitraukus, jo idėjos pasidalintos mane kurį laiką dar gyvos, bet jam pasitraukus jos išnyksta ir man tada tai visiškai neberezonuoja. Tai vat šitą kertinį momentą atsekti, kad kas yra tikra man labai padeda judėti per gyvenimą, įsitraukti į projektus, veiklas, kurios man rezonuoja ir nuo kurių man generuojasi energija, kad aš visą dieną veikiu 12, 14, 16 valandų. Vidurnaktis reikėtų eiti miegoti, bet dar Energija dar nors galiu gaminasi, jeigu tinkamoje vietoje esi, ar ne? Čia jeigu tinkama savo veiklą. Tai aš to mums visiems linkėčiau. Tikrai. Kiekvienam. Aš norėčiau užfiksuoti labai vieną svarbų momentą, nes gali būti, kad daug kas praleido ir aš manau, kad tai yra, galbūt praleido ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Daugelis mūsų gimstame, ar ne, kas labai jaudresni, kas tylesni, mus nuo pat mažens formuoja mūsų aplinka, tėvai, kažkokie įsitikinimai mūsų įtakoja ir mes tikrai pametam save, mes prarandam save, mes nebežinom, kas mes esame ir netgi suaugę, būdami 30, 40, 50, mes nežinom, kas mes tokie, kur mums eiti, ką mums daryti. Ir man patiko tie įrankiai, kuriais Robertas pasidalino. Galbūt jūs rasite savus įrankius, galbūt dar. Bet ką aš noriu patvirtinti ir užtvirtinti, kad būtina ieškoti, ar ne, ar tai per human designą, ar tai per veidoskaitą, ar dar paimti, sujungti tuos dalykus ir žiūrėti, kas jūs esate, kas jums labiausiai tinka, ar ne, kas galėtų padėti, kad jūs realizuotumėt save, kad jūs pažintumėt save. Suprantate, tai vat šitas yra labai labai svarbu ir ačiū Robertai, kad tu priminei, kad tu užsiminiai ir ieškokite, kas jums galėtų padėti, nepraraskite savęs. Tiesiog norėjau tokį intarpą padaryti ir užfiksuoti tą momentą. Man tai įdomiausia yra kelionė, mes visi trys turbūt apie tą patį į save. Tai yra pati įdomiausia ir sunkiausia kelionė. Susitikimas su savimi. Baisiausia irgi. Čia baisiausia kelionė į save, nes ten tiek viskas lypi ir ne viską norisi judinti, o bet ne viską gali būti, kad praėjęs pelkę rasi lobį. Tai vat šitas potencialas mane ir vilioja vis labiau į save lys, nes po kiekvieno tos lokšniuko atkėlimo atsilaisvina papildomas energijos kiekis. Ir jeigu, Robertai, pažiūrėtum, kai tu pradėjai tą kelionę į save, visada kažkada būna postūmis kažkoks. Ir dabartinį momentą. Tai kaip tu skiriesi, kaip tu save apibūdintum? Metaforiškai bus. Tu jau žinai, kas yra metaforos. Tas, kas pradėjai ir kas dabar esi. Gerai, šaunu, kas pirmą į galvą, kokie mintis atėjo. Taigi, kai pradėjau, aš buvau viena spalva, o dabar esu visa vaivorykštė. Visas ciklas. Super. Nuostabu. Labai gerai. Tai linkiu visiems mums turėti savo vaivorykštę. Ryškinė, ryškesnė, ryškesnė. Aš noriu paklausti. Noriu paklausti, dar aš, Robertu, gal tu norėsi ko nors paklausti. Noriu paklausti, kas tau gyvenime didžiausia vertybė? Kas tau svarbiausia? Sveikata. Ir tai susideda iš daug elementų. Šitie metai buvo labai daug, dariausi daug tyrimų, daug programų, detokso,
hormoninę sistemą tyriausi. Ir galiu pasidžiaugti, kad rezultatai puikus, bet Sveikinam. konsultuojantis su specialistais galima dar geriau. Tuo pačiu su jais tos diskusijos atvėrė tą vertybių spektrą, kas yra svarbiausia. Ir jeigu iš ryto atsikėlęs aš neturiu energijos pasikelti iš lovos, tai manau visa kita nublanksta, ką tu turi gyvenime. Tai tas pirminis, didžiausias prioritetas sveikatai, mityba, vanduo, poilsio, darbo režimas ir visa kita. Tai yra santykiai su artimaisiais, santykiai su bendruomenė, džiaugsmo generavimas, savirealizacija, nes per emocinę sveikatą visa kita vėl susidėlioja. Tai toks didelis paveikslas, kuris prasideda nuo mano kūno galimybių. Mūsų kūnas, mūsų šventovė. Tai sveikata, santykiai, savirealizacija. Tokie yra pagrindiniai šiuo metu. Jie gal bus paskui kitokie, šiuo metu jie yra tokie. Taip, mes visada prioritetą dedam ten, kur būna kažkurio momentu kažkoks deficitas. Jo, taip. Geri deficitai, jų niekada nesibaigiantys, dar nauji dasidės, nes sveikata reikia visada rūpintis, santykiai visada reikalingi. Robertai, ar tau svarbus gyvenime santykiai? Vis svarbesni. Sakykime, prieš pradedant giliau narstyti save, aš buvau labai sėkmingas verslo sferoje. Tik tai ta sėkmė buvo gyvenimo disbalanso sąskaita. Ir dabar aš stengiuosi į kiekvieną gyvenimo sferą vis duoti po impulsą, palaikyti tą sferų ratą apvalų, o ne tokį kvadratinį arba kažkokį spygliuotą, kur ten vienas verslo sferą iššokus, asmeninis gyvenimas dugne. Tai vat, čia tas toksai kaip ratas, jį kai nusipieši, yra tokia technika, tai tu nusipieši ir tu matai, kaip tavo ratas važiuoja, kaip važiuoja tavo gyvenimas. Taip, ir kuo labiau aš tą balansą palaikau, aš matau, kad aš įsibėgėju, vis greičiau viską. Tai vat, jeigu tas ratas kvadratinis, tai tu vis stringi. Taip, sustoji vėl, kol įvažiuoji. Ar galima sakyti, kad tavo paieškos, savęs pažinimas padeda tau versle? Įdomus aspektas, kad mano laisvė kitose sferose padeda pastebėti galimybės verslo sferai. Atrasti, sakykime, tokių nišų ar veikimo modelio, kur niekas dar neveikia. Iš kitos pusės, kontaktai socialiniai erdvėjai atveda prie naujų verslo galimybių. Nupirkti verslą, perimti verslą, padaryti verslą. Tuo pačiu pradėjau aš ir žmonės konsultuoti, kaip jie galėtų savo verslą, kuriame stringa kažkuriam tai aspekte, pamatyti iš kito rakurso, pamatyti kitą galimybę, kaip tą problemą išspręsti. Ir tokiu būdu aš jiems duodu tą impulsą į jų gyvenimo ratą, jiems išsisuka ir po to jų impulsas grįžta atgal man. Taip visada būna, taip veikia. Supranti, kai mes duodame kitam, būtinai visą laiką sugrįžta. Taip, kad labai gerą darbą darai, tai reikalinga. Mes kaip tik vakar... Tai yra... Ir jau pradėjau pastebėti, kaip viskas sukasi ir grįžta, ir tada vėl daliniai ir vėl grįžta, ir daliniai ir grįžta. Ir tas ratas vis didyn. Tai yra tavo veiklos. Tai yra, tu pats vedi ekstatinius šokius, konsultuoji žmonės dėl užstrigusių ratų versle, kad suprastų žmonės teisingai, ratai yra metafora. Turi savo verslą dar vieną ir pridedu savęs paieškas. Tai va, Robertas yra tokia asmenybė. Robertai, ar esi vienišas? Buvau vienišas, dabar vyksta procesas. Gerai.
tada niekas nerašykit Robertui, nes moterį žiūrėjus norės susipažinti. Susilaikykit. Jisai, Ne, dabar negalima manęs baškyti. Negalim. taip, jisai dabar procese yra santykių kūrimo. Ai. Nors Tai va. komentaruose galėtų pasitikslinti, kas čia žino, kada čia žiūrėt, Kas čia žino, jo, kas čia žino. Viskas Arba, gyvenime kaip kinta. sakant, jūs rašykit, aš jūs su kuo nors Supažindinti. sumetinsiu. Ai, aš turiu idėją, mes galim visi įkurti pažinčių agentūrą. Tai tikrai, žinokit, iš šokius ateina labai daug laisvų žmonių, kurie ieško naujų pažinčių, naujų kontaktų ir galbūt tai gimsta į naujus projektus. Pavyzdžiui, pernai metais šokiuose susipažino 2 mano pažįstami. Šiemet jie padarė labai gražų festivalį. O, Ta bendrystė išaugino va tokį projektą. Tai labai smagu, kai pas mane šokiuose susipažino. Nu, toks nu va. dar papildomas. Sujungęs žmonės, Robertas. Ne tik taiso ratus, bet sujungė ir žmonės. Jo, juokiamas. Robke, connecting people. Bus toksai pavadinimas čia pažinčių agentūros, ne? Savaime, viskas savaime. Va, o aš šiandien norėčiau pasakyti, kad Robertas geba žmonės skaityti iš veido, ar ne? Ir supažindinti žmonės per šią techniką. Mane kažkada irgi nuskaitė. Buvo labai įdomu paklausyti apie save. Robertai, šiandien tavęs nekviesiu, kad mus paskaitytum su Miranda. Gal asmeniniai sesijai užsirašysim. Bet mes šiandien su Miranda norime parodyti savo technikas, kaip mes mokame perskaityti žmogų per metaforas, per pasakų terapiją. Ir pakviesiu Mirandą, kad Robertą palydėtų į vieną kelionę. Aš, man atrodo, su Robertu kažką panašaus jau dariau. Esame mes ten ne vieną testą darę, dar kažką žaidė. Tai Miranda, prašau. Palydėkime Robertą į drakonų šalį. Robertas nesitikėjau šito. Ja, aš labai mėgstu žaidimus ir tokius spontaniškus. Žinai, mes jos. Čia tiesiog labai lengvas, tai yra metaforiniai testiniai pasaka, labai trumpa, klausyk įdėmį. Gyveno kartą caraitis, Robertas. Ir jisai labai ilgai siekė vienos princesės rankos. Galų gale jis gavo savo numylėtą princesę į žmonas, bet jam teko išjoti į karą. Liko princesė viena jo laukti, o drakonas kalne. Jis tik ir laukė, kol caraitis Robertas karalaitis išjos į tą karą. Ir pavogė jo nuotaką. Kai jis grįžo visus nugalėjęs, žiūri, nebėra jo mylimosios. Išsiruošė jis į kelionę atsikovot savo mylimąjį. Jo ilgai 7 dienas, 7 naktis bijojo drakono pilį. O drakono pilis ant aukšto kalno yra apjuosta dideliu grioviu, kur dega liepsna ir kunkuliuoja lava. Ką darė caraitis Robertas karalaitis? Papuoliai. Paskutinę detalę galit pakartoti, Miranda? Jis prijojo pilį drakonų, jinai buvo ant aukšto kalno, o ją supo ugnies pilnas griovys, ugnis supo, ugninis žiedas. Kalnas. Ką jis darė? Reikėtų priminti, kad čia pasaka ir viskas įmanoma. Prisimenu. Renkuosi įrankis. Smalsu labai. Gerai. Švilpteliu ir pasišaukiu drakonę, su kuria pakylu į pilies viršų.
ir išlaisvinu savo karalaitę, o drakonui mainais padovanoju drakoną. O tu ta drakonė tavo draugė buvo, to karalaičio, taip? Drakonė, Ar jisai taip, turi stebuklingą? mano augintinė jinai nuo mažumų. Tiesiog Tai supratau. drakonė nesipriešino? Ir aš ją nepalikau, o ta prasme pasiūliau jiems susipažinti. Tinkamiem tiesiog žmonėm atiduokit, kas mano, gal jūs būsit draugai. Labai gerai. Tai žinai, kas čia buvo? Čia buvo mūsų strategija, kaip mes elgiamės iškilę sunkumam. Tai iš tavo strategijų, aš matau, tu panaudoji ryšius ir dar žiūri, kad visiems būtų gerai. Žmonių labui irgi. Tikrai. Ar teisybė, Robertai? Vis labiau taip. Aš anksčiau labai stengdavausi būti individualistas ir padaryti vienas, kaip aš manau, kad geriausia, bet per įvairius projektus per pastarosius metus pastebėjau, kokia galia yra bendrystėj, nes kiekvienas ateina su savo skirtingom duotybėm, galimybėm, ryšių ratu ir viską apjungus galima žymiai lengviau pajudėti. Nu, taip sakant, jeigu mano ratas kažkoks tai deformuotas, o tavo ratas papildo tą ratą mano ir mes tada įsigėm, tai žymiai sklandžiau viskas sukas. Matot, kaip. Čia man irgi naujas atradimas, kaip veikti. Ne, kad visur vienas pats pirmas pramušiu sieną, o yra kas turi raktus ir gali atidaryti duris. Tai aš galiu tave pasveikinti, nes per pasakas kalba pasąmonį ir tu pasakei pasąmoninį sprendimą, reiškia, tu naudoji jau, reiškia, jau tu nebe vienas. Reiškia, tu naudoji ryšius. Žinai sprendimo būdą ir tu veiki, tai aš tave sveikinu, nes kiti ten sėdi, kurie nalaužus, kiti sako, ai, nu kam čia man tiek vargti ir kam man čia reikia tos karalaitės. Kitą susirasti. Nu, čia pasirinkimai. Čia pasirinkimai. Jeigu karalaitė laukia tiek laiko, nu tai verta. Jo, tai čia yra mūsų strategijos, kaip mes elgiamės ištikus, nu kai mums ką nors reikia pasiekti ir iškilo nenumatyta kliūtis. Tai va. Taip, ir tai man primena kitą aspektą, ypač vyrų tarpe labai paplitusi. Prieš metus gal susipažinau su tokio pastebėjimu, kad daugelis vyrų savo emocinį pasaulį yra uždarę ir jie neturi su kuo juo pasidalinti, nes, sakykime, tėvai neturi gebėjimo išklausyti, vertinti, o tiesiog padėti žmogui išsikalbėti ir atrasti pačiam sprendimą. Draugai nutempia į kokią nors nesąmonę, kaip pavyzdys. Ir daugelis vyrų lieka vieni su savo problemom ir savo sprendimų ieškojimu. Kai pas moteris yra kiek kitas veikimo būdas, jos kiekviena su kiekviena dalinasi savo problemom ir jos nebando to išspręsti, bet tiesiog pasidalina ir nuo to joms procesai viduje keičiasi ir atsiranda sprendimo būdai. Tai va ta vyrų vienatvė yra toks, sakykime, epidemija, kurią aš ir norisi išjudinti ir padėti jiems atrasti, su kuo pasidalinti. Galų gale mano ausis pasiruošti. Bet Robertai, ar nėra taip, kad vyrams būtent reikia tos, visiems mums reikia savo erdvės, bet būtent tada, kai kyla tam tikros problemos, rūpesčiai, reikia svarbų sprendimą priimti, ar būtent nėra taip, kad vyrų smegenys veikia, kad tu turi būti vienas ir išspręsti pats vienas tą problemą, kažkokią tai kilusią, sudėtingą, žinai, kaip moteris būtinai reikia joms pasidalinti, vyrams aš sutinku, kad reikia kalbėti, bet apie tą sprendimo tokį priėmimą vis tiek tokiu. Juk vyras dažniausiai tai priima vienas, padaro viską, ar ne? Vyras vienas, jeigu jis, kaip pasakyti, jis susiduria su sprendimu nueiti į savo vienatvę, į savo tylą, yra labai stiprus įrankis atrasti tą veikimo būdą, kaip išeiti iš to.
Tai problema yra klausimas, kiek tu gali įnerti į save, nes tas išorinis pasaulis labai blaško. Ir aš siūlyčiau tikrai vyrams tiesiog atsitraukti, išeiti į gamtą, susibalansuoti per judesį, judant, vienas iš įrankių, kurie man padėdavo sunkiais emociniais momentais, būtent judesys, nes judėjime per kūno fizinę sąveiką kinta hormoninė pusiausvyra, kūne emocinis balansas keičiasi ir tada atsiranda galimybė pamatyti sprendimus. Kalbu apie man padėjusi procesą. Tai aš manau, Robertai, kad tai visiems, nes judant vis tiek, ar tai sportuojant, ar vaikščiojant, ar šokant, gaminasi dopaminas, žinai, mūsų visai požiūris keičiasi į daugelį dalykų, į tam tikrų situacijų. Ir manau, kad tai ne tik vyrams ir moteriams, visiems labai naudinga ir reikalinga, kai mes kažkur stringame, pasivaikščioti, pašokti, nežinau, parėkauti, prasibėgti, dar kažką padaryti, veiksmą kažkokį būtent atlikti, kažkam padeda tvarkymasis įnirtingas. Tvarkymas tai labai gera praktika, susitvarkyk savo namus, susitvarkysi savo vidinį pasaulį. Taip. Mes kaip tik su Karina vakar buvom, ar vakar mes tiesiog daug dabar ėjom skirtingų mokymų ir ten apie tai kalbėjau, kad tvarkantis namus tvarkosi smegenų struktūra. Bet aš labai noriu sugrįžti, Robertas, mes kaip ėjom į pabaigą, labai gerą temą palietė vyrų pokalbius. Iš tikrųjų, vyram labai sunku kažkur nueiti, mes moterys jiem negalim padėti. Mes turim savo supratimą. Mes galim padėti savo partneriui, palaikyti jį, ar ne, kažkokiu meilę, buvimu ir palaikymu, bet mes negalim padėti, nes jūs esate kitos civilizacijos atstovai. Aš tikrai tuo įsitikinu, nuostabūs kitos civilizacijos atstovai. Aš pati turiu 4 sūnus ir žinau tą. Aš parašiau kažkada įrašą savo Facebooko sienoje, kad vyrai, mums reikia jūsų, jūs rinkitės į savo ratus ir, jūs reikalingi, bet, gykit jūs savo ratuose, kalbėkitės. Aš susilaukiau labai daug asmeninių vyrų žinučių, kur tai yra, ką galima daryti, kur kreiptis. Tai man kilo dabar idėja tavęs klausant, Robertai, kad jūs reikėtų sujungti tiesiog su tai žmonėm, kurie ieškojo, darykit vyrai. Jūsų kitoks pasaulis, jūs gal ten pasijuoksit, ar ten patrepsėsit kojom, ar kaip, ką jūs ten darot, ar pasimėtysit smirtančiom kojom, aš nežinau, bet darykit ką. Matosi, kad 4 sūnus auginai. Aš auginau 4 sūnus. Aš ir dabar jie susitinka, visi skirtingi mokslininkai, verslininkai ir kas jie bebūtų. Jie yra tokie, kai susitinka, konkuruojantys drakoniukai. Man taip miela žiūrėti juos. Bet, tai Robertai, čia yra nuostabi idėja. Jinai labai reikalinga, aš manau. Yra realizacijų Lietuvoje, yra vyrų ratai, gentis, vyrų festivaliai. Gal mažai apie tai žino. Sėdi žmogus kažkur ir galvoja, noriu, įgijoda ta informacija neateina. Yra vyrų kalvė, žinau, yra vyrų gentys. Yra, bet, visi turi savo, kartais gal geriau ateiti pas vieną iš pradžių ir susirinkti tą tokį, žinai, visi turi savo kelią. Tai, ką tu paminėjai, vyrai, jeigu jūs žiūrėsit, išgirskit. Nes jūsų moteris bus labiausiai apdovanotos jūsų pokyčių. Tikrai. Būkit geri, eikit, mes norim būti apdovanotos. Mes jūsų laukiam. Tai. Tada apdovanosim jūsų, ne? Laukiam vyrų. Laisvų ir stiprių. Jūs tokie esat, tik dar nežinot, gal sužinosit, Robertas parodys. Tokie esat. Mes dauguma mūsų, kaip ir sakiau prieš tai, kaip ir užsiminėm, kalbėjome, kad dauguma save tiesiog prarandam, pamirštam, kas mūsų uždaro, tėvai, draugai, mokytojai ir panašiai. Taip kad skleiskitės visi, tiek moteris, tiek vyrai. Moteris, rūpinkite savim, savo sveikata, savo vidumi, mylėkit save.
skleiskitės, parodykit pasaulį, kas jūs. Vyrai taip pat jums palinkės skleistis, eiti į vyrų gentis, būti vyrais, kovotojais, siekėjais ir dalinsimės tada. Vyrai duos, moterys ims ir bus labai graži bendrystė. Taip, vyrai duos, moteris daugins. Taip, taip. Bus Moterys gausa daugins, visam pasauliui. vieniems neužtenka. Tai mes būtinai padauginsim, kaip kitaip. Ir dar aš pridėsiu žinutę vyram. Jausti emocijas yra kaip tik stipriam vyrui žinutė, o neuždaryti jas. Nes mūsų vyram didžiulė atsakomybė yra visuomeniai. Viskuo pasirūpintis, už viską atsakingas. Tu neverk, nes tu vyras, tu turi, tu privalai. Tai žinokit, kad jaust vyrui ir išreikšti emocijas, tai yra čia cool, o ne. Parodo nesilpną, o stiprų vyrą. Būtent. Tai va, tai su tuo ir užbaigsim. Ačiū, Robertai, labai už įdomų pokalbį. Iki labai už pasimatymo galimybę. tarp jūsų vyrų genčių ir mūsų moterų ratų. Iki sekančio susitikimo. Ačiū, kad buvote kartu. Eiki malonaus. Ate. Ate. O aš turiu sustabdyti. Už Nu va. button. Palaukit. Nu, tai jau reikės jau ir nukarpyti dabar, jau viskas. Kalbėkit visi. Nes matau, kad valanda baigsis į 2 valandų įrašą. Atsijungiu, nes Miranda nesustabdo.